Kad labai nenuklystume, tai aš, žurnalistas Paulius Šironas, pabandysiu pamoderuoti šitą mūsų diskusiją. Tai gal pirmiausia noriu kreiptis į ponę Grigaliūnienę. Iš ties jūsų viešoji įstaiga užsima daugybę įvairiausių projektų įvairiose pasaulio regionuose, galima sakyti, turbūt apie 20 šalių galima suskaičiuoti, jeigu nedaugiau. Ir mūsų šios valandos diskusija būtent susijusi su tarptautiniu vystomoju bendradarbiavimu. Tad, kad turėtume atspirties tašką, nuo ko mums kalbėtis, papasakokit, kokia yra tokio bendradarbiavimo esmė ir kokia šalis apima. Ačiū labai. Gal pirmiausia, norėčiau pradėti nuo to, atsakant jūsų klausimą, kodėl mes inicijavome šią diskusiją ir būtent šią temą. Dėl to, kad norim skleisti tą žinią apie Lietuvos sėkmę tarptautiniam bendradarbiavime, norim skleisti žinią apie puikią mūsų Lietuvos ekspertų reputaciją ir apie tuos prasmingus darbus, kuriuos šie žmonės daro. Ir kaip ir jūs minite, agentūra kalba iš vystomo bendradarbiavimo pusės, todėl kad mūsų įgyvendinami projektai yra susiję su pagalba besivystančiom šalims. Mes niekada ir nenaudojam tos sąvokos, iš tikrųjų mes sakom šalis partnerės, tai yra šalis, kurioms reikalinga pagalba, kovojant su tam tikrais iššūkiais, ar tai būtų socialiniai iššūkiai, ar tai būtų pagarba žmogaus teisėms, ar kažkokios tokios ypatingos temos, o gal kartais net tiesiog reformos, kurių šaliai siekia stojant Europos Sąjungą ir glaudžiai bendradarbiaujant. Ir šioje vietoje mes iš tikrųjų esam tokioj pozicijoje, kad Lietuva turi labai šviežią patirtį, šviežią demokratinės valstybės kūrimo patirtį, šviežią reformų įgyvendinimo patirtį. Ir mes taip ir jaučiam, kad pataikom į 10-tuką ir labai dažnai šitoj srity mes esam labai laukiami ir gerbiami. Taip kaip jūs jau ir sakėt, atrodo patirti šviežia, bet jau 20 metų mes tą darom ir pradėjom kaip šalis kandidatė ir turėjom tą visą praktiką, kai Europos Sąjunga finansavo mūsų projektus ir mūsų ekspertai augo kartu su tarptautiniais ekspertais ir tikrai jų daug išaugo, labai profesionalių. Išaugo ir projektų administravimas, nes agentūra tuo metu vykdė dvinių programos administratoriaus funkcijas ir iš tikrųjų daugiausia projektų buvo įgyvendinta šitos programos rėmose. Tai daugiausia viešojo sektoriaus analogiškų institucijų patirties pasidalinimas. Ir skaičiuojam 125 projektus tuo metu įgyvendintus, tai galim pagalvoti, jau suprasti, kokios tai yra apimtis, kiek tai yra įvairiausių sričių, kiek yra išugdyta žmonių. O toliau mes matom, kad žingsniuojam į priekį jau kaip šalis narė ir jau mes įgyvendinam projektus kitose valstybėse, padedam joms siekti jų tikslų. Ir čia gal tik trumpai pasakysiu, kad esam labai gerai vertinami, jeigu pažiūrėtumėm Europos komisijos statistiką, esam dvinių programos projektuose Rytų partnerystėje pirmieji pagal įgyvendinamų projektų skaičių. Jeigu imtumėm platesnį spektrą, taip mes dalinamės 2-3 vieta su vokiečiais, ispanais, italais, bet tikrai esam užsidirbę tą labai gerą vardą. Kas dar labai svarbu, kad iš tikrųjų matom toliau, kad Europos komisija mums patikė dar didesnius projektus, kitokio formato projektus su labai dideliais biudžetais, didelė apimtim ir mums atsiveria naujos sritis, tokios kaip skaitmenizavimas, kaip žalioji ekonomika, atsinaujinanti energetika ir mums tų ekspertų reikia ir įvairiausių sričių. Čia yra įdomus momentas, kad galime traukti ir privatų sektorių į šios projektus, taigi vėl didėja mūsų tų ekspertų poreikis.
Na ir užbaigiant dar norėčiau pasakyti apie tai, kad tikrai mūsų ta sėkmė jinai yra uždirbta, bet esam labai labai geidžiami, esam geidžiami ne tik partnerių šalių, bet esam geidžiami ir mūsų partnerių vystomo bendradarbiavimo agentūrų užsienyje, tokių grandų kaip GIZ, tai vokiečiai ar FIAPas ar Expertise France, kurie beldžiasi pas mus duris ir sako, duokit mums jūsų ekspertų, nes tik jūs turite tokią šviežią patirtį reformų, taip aš jau baigiu. Ir dar tas turbūt svarbiausias momentas, kur noriu paminėti, kad mūsų ekspertai turi tą mentalitetą, kur vokiečiai, ispanai, italai sako, mes nesusišnekam tose šalise, o jūs susišnekat, jūs randat tą santykį, o jeigu santykių ekspertas nėra, turinys net nesvarbu. Ta prasme, rezultatas nebus pasiektas net ir su profesionaliom žiniom, jeigu nebus užmėgstas tas santykis. Taigi šiandien turbūt ne apie tą mūsų uždirbtą sėkmę, bet apie žmogų, apie ekspertą, kuris savo žiniomis, savo protų, savo va to nematerialių indėlių sukuria ypatingai reikšmingą vertę, prisideda prie tikrai svarbių pokyčių, o problemų, iššūkių, baimę, aišku, mes turim, bet čia turbūt vėliau. Be abejo. Tai jūs jau man ir pasufleravot praktiškai kitą klausimą ambasadoriui, dabar norėčiau kaip tik kreiptis. Arnoldas Pranckevičius, jūs jau 20 metų matot tą paveikslą, kaip Lietuva dalyvauja įvairiose programuose. Kokius ryčių galbūt Lietuvos ekspertai dažniausiai pageidaujami tų besivystančių šalių ir kaip juos vertina Briuselis, čia minėta, kad ir tikrai puikiai vertina, bet gal galima tiesiog tais pavyzdžiais, kažkokiais konkrečiais, kaip ir sakėm, apie žmonės, o ne apie kažkokias biurokratinės batalijas. Taip, Pauliau, iš tikrųjų aš manau, kad 20 metų yra brandos patirtis ir mes jau kitąmet minėdami 20 metų sukakti tiek narystės Europos Sąjungoje, tiek ir NATO, jau galime pasidžiaugti, kad esame brandi valstybė, kad esame valstybė pavyzdys daugeliu kitų. Ir nors aišku, kad esame labai savikritiški, kas yra geras lietuviškas bruožas, bet kartais reikia ir pasidžiaugti, žiūrint iš šono, kaip mus vertina kiti. Ir ypatingai tas akivaizdu yra kaiminystės šalise, plėtros šalise, nuo rytų partnerystės iki vakarų Balkanų, kur Lietuva irgi kuo toliau, tuo daugiau dalinasi patirtimi. Ir tas kontrastas, ar ne, transformacijos, tranzicijos ir mūsų sėkmės įkvėpimas iš tikrųjų, manau, įkvėpia mus pačius būti stipresniais, labiau pasitikėti savimi ir kartu įprasminti mūsų buvimą Europos Sąjungoje. Nes Europos Sąjunga yra tokia bendruomenė, šeima, kurioje negalima tik tai imti. Reikia ir duoti atgal. Ir tikrai atėjo laikas duoti atgal ir būtent per pagalbą, ypatingai rytų partnerystės šalims, nes jos mums yra artimiausios, kultūriškai, idėjiškai, aišku, mes visą savo esybę ir širdimi šiandien palaikome Ukrainą kovoje prieš agresyvę Rusiją, bet kartu norime visų tų valstybių demokratinės ateities. Ir tai yra ne tik mūsų, kaip sakyti, noras padėti, bet kartu ir gyvybinis interesas. Nes vienos valstybės sėkmė negali būti šiame globaliame pasaulyje totali sėkmė, jeigu jinai nėra nesidalinama su kitais. Ir būtent Europos Sąjungos sėkmė ir būtent yra tai, kad mes kartu sunešam visi kažką į vieną bendrą pyragą ir dėl to galime visi būti stipresni, turtingesni, atsparesni ir panašiai. Taip ir mums, dalinantis patirtimi su kaimynais, mūsų sėkmė bus garantuota ateityje tik tuo atveju, jei ir globalus oras bus geras, jei kaiminystė bus demokratiška, jei kaiminystė bus taiki, jei su kaimynais galėsime sugyventi gerai. Ir dėl to tai yra strateginis interesas Lietuvos, iš tikrųjų padėti reformų kelyje, ne tik Ukrainai, Moldovai, Sakartvelui, ateityje tikėkimės ir Baltarusijai, kuri šiandien, aišku, yra diktatoriaus rankose, tačiau mes tikrai nesame praradę vilties, ar ne, dėl to šalies ir dėl tų žmonių, ypatingai prisiminę prieš 3 metus vykusius taikius protestus ir 100-tūkstantinės minias Minsko gatvėse. Ir čia mums tikrai yra galimybė
Ir kaip Pauliau minėjai, tų pavyzdžių yra labai daug, konkrečių ir jų vis yra gausiau. Vienas paskutinių štai, kuris man mintise yra, Liepos mėnesį Briuselėje mes turėjome mūsų atstovybę kartu su Europos komisija didelį Moldovos mokymus Moldovos, kaip sakant, valstybės tarnautojams. Ir jų atvažiavo istoriškai daugiausia į Briuselį per visą Moldovos istoriją, apie 86 rodos ir netoli 90. Moldova yra nedidelė valstybė, kai kuriuose ministerijose tai yra 15 žmonių. Žinokit, tai yra labai nedidelė valstybė. Ir tuo metu man ir Moldovos ambasadorė sako, tikėkime, kad tuo metu niekas Moldovoje neatsitiks, nes visi pagrindiniai žmonės yra Briuselį. Ir aišku, ir pati komisija matė tą programą kaip vieną geriausių jų patirtyje. Jie praleido, man rodos, geras 2 savaitės, susitiko su geriausiais ekspertais, praktikais, aukštų ir žemesnių pareigūnais institucijose, valstybių narių diplomatais. Ir atmosfera išlydint tą grupę buvo fantastiška. Ir kaip dėkoja Moldovos būtent tie žmonės už tokią paramą pagalbą jiems ir kaip norėjo, kad kitos valstybės narės irgi darytų panašiai. Ir čia netgi Moldova galbūt nėra mūsų natūrali partnerė, nes mes daug daugiau, tarkime, su Ukraina dirbame, bet Rumunijos ambasadorė man baltai pavydėjo, nes sako, šį kartą jūs ir mus pralenkėt. Kitas pavyzdys, kuris man jau anksti parodė būtent tai, ką jūs sakėte, kad mūsų patarimai tom šalims yra svarbesni nei vakarų šalių, kurios yra demokratijos jau ilgus metus senbuvės ir turi didelę patirtį, bet jos neturi nesenos transformacijos patirties. Tai man buvo akivaizdu, tarkime, net ir tolėliau nuo Europos, nuo kaiminystės ar plėtros valstybių, pavyzdžiui, ir Šiaurės Afrikoje, artimuosiuose rytuose, ypatingai arabų pavasario metu. 2011 metais, tuo metu aš su buvusiu mano vadovu Europos parlamento pirmininku Jeržu Buzaku, Lenku, buvusiu Lenkijos premjeru, kuris, tarp kitko, irgi įgyvendino labai spūdingą reformų programą Lenkijoje prieš jai tampant Europos Sąjungos nare. Tose valstybėse, ypatingai Tunise ir Egipte, buvo daug labiau vertinamas nei vizituojantis vadovai iš Prancūzijos, Vokietijos ir kitur. Nes būtent jis suprato, kas vyksta tose valstybėse. Jisai galėjo pasidalinti tikrai patirtimi, kaip tranzicijoje dirbti kartu, ieškoti kompromiso, statyti koalicijas, kaip galbūt angažuoti režimą, kuris ką tik nuverstas, bet tačiau daug žmonių, kurie dirbo sistemoje, ar ne, kaip išvengti susiskaldimo visuomeniai, kaip mobilizuoti jėgas reformoms. Ir Buzekas ten buvo nešiojamas ant rankų, netiesiogiai, bet ir aš supratau, kad mes turime didžiulę jėgą, mes tikrai galime kaip regionas, Lietuva, Baltijos šalis, Lenkija pasiūlyti labai daug. Ir tai yra mūsų indėlis į ateities Europą, į daug taikesnę ir stipresnę Europą. Taip, ačiū. Noriu kreiptis į ponę Domeikienę. Štai paminėjo ambasadorius ir Ukrainą. Šiandien be abejo neišvengsime, kalbėdami apie vystomą bendradarbiavimą Ukrainos, kuri yra turbūt pagrindinė dabar šalis. Naujausia žinia iš tiesų, kad Irpiniai pastatytas vaikų darželis, kuriame taip pat dalyvavo ir agentūra Lietuvos. Tai jūs vadovaujat konkrečiai ES programai parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje. Akivaizdu, kad iššūkiai yra dideli, ypač dabar. Tai papasakokit gal kiek nuodugniau, kokią paramą teikia lietuviai ir kokia tokios pagalbos reikšmė apskritai valstybei, kurioje šiuo metu vyksta karas ir kuri kovoja už savo laisvę. Dėkui labai, Pauliau, už klausimą. Pirmiausiai norėčiau gal iliustruoti skaičiais, nes kad turėtume tą supratimą, ką užsidirbo Centrinė projektų valdymo agentūra ir kokius projektus jai Europos komisija patikė. Tai šiuo metu jau 5 metai vadovauju projektui, kurio vertė yra apie 40 milijonų eurų, kurioje tai yra tarptautinis projektas, ne lietuviai, ekspertai vien tik dalyvauja, turim didžiulę tarptautinę komandą, kad suprastume, kokioj komandoje dirbame kasdien. Tai yra apie 20 žmonių, tiek tarptautinių, tiek nacionalinių, plus turime 40 nacionalinių ekspertų, kurie dirba
viešų finansų institucijose Ukrainoje, kalbu apie finansų ministeriją, mokesčių tarnybą, muitų tarnybą ir turim apie 100 tarptautinių ekspertų. Tai vat dirbam tokioj didžiuliai komandoje ir CPVA administruoja tokį projektą, be abejo, man tenka garbė jam vadovauti. Tačiau be patirties, be to įdirbio, kurį agentūra jau turėjusi šitus 20 metų, tikrai taip sėkmingai viskas nepavyktų. O gal aš norėčiau truputėlį pasakyti, kodėl tiems lietuviams ekspertams tikrai taip sekasi. Turbūt rytų regione, nes Ukraina man pačiai asmeniškai tai jau 3 valstybė, nes prieš tai nepasakiau, kad esu ilgametė valstybės tarnautoja, dirbusi ministerijose ir vyriausybės kanceliarijoje, turinti virš 20 metų stažą ir kartu su vyriausybės kanceliarija įgyvendinusi kelis projektus Moldovoje, Azerbaidžane ir tada jau atsisveikinusi su valstybės tarnyba ir patikėjusi sėkme Centrinės prozitų valdymo agentūros ir dirbanti su šita agentūra, sėkmingai dabar įgyvendiname tarptautinį projektą Ukrainoje. O iššūkiai, man atrodo, kad sunku kalbėti apie tos iššūkius, su kuriais šiandien susiduria Ukraina, bet net tada, kada mes pradėjome projektą, tų iššūkių buvo irgi be galo daug. Vienas dalykas, tarptautinė komanda, labai gerai buvo pastebėta kolegų, ne visada susikalbanti su institucijų atstovais Ukrainoje, ne visada nusileidžianti iki tam tikro to supratimo lygio, ne visada įsiklausanti. Dėl to didžiausias iššūkis ir buvo surinkti tokią tarptautinių ekspertų komandą, kuri girdėtų, kuri net neštų šabloninių sprendimų, kuri ieškotų tų sprendimų ir patikėtų sėkme. O žinant, paskaičiavus tuos 5 metus, visi prisimenam, turėjom COVID iššūkį ir sugebėjom Ukrainos institucijas labai hierarchinės, labai struktūruotas, labai besilaikančias visos valdžios grandinės dirbti online režime, jungtis, bendrauti. Tai tie iššūkiai yra dideli ir aš manau, kad tokie iššūkiai, su kuriais susidūrė tuo metu visos institucijos ir visos šalis, be abejo, kai prasidėjo karas, pasimetimas, nežinia, galiu pasakyti, projekte pasimetimas buvo 2 savaitės, lygiai 2 savaitės. Po to staigiai peržiūrėjom savo veiklas. Ko šiandien jiems konkrečiai jau dabar reikia, galbūt galima kažkaip įvardinti, kokios pagalbos? Dabar, žinokit, jūs nepatikėsit, bet mes gal sakyčiau nuo praeitų, tai jau visi metai, nuo praeitų metų Liepos mėnesio mes praktiškai grįžom į seną į savo reformų kelią. Jeigu po karo pradžios iš karto visą savo dėmesį skiriam pagalbai, tai greitai pagalbai, tai yra duomenų centrai, informacijos išsaugojimas, IT sistemo atitinkamas greitas įsigijimas, generatoriai, kūras, netgi tokie dalykai, jau nekalbant apie asmens apsaugos priemonės ir taip toliau. Tai maždaug truko iki Liepos mėnesio, o po to viską susifokusavom, Ukraina žino, kur jinai eina, jinai nori tapti ES nare, tas kursas nesikeičia ir vėl grįžom prie tų darbų. Taip, kad visi tie iššūkiai, karo iššūkiai kartu su reformų iššūkiais, nes Ukraina kurso nekeičia. Taip, ačiū Jums. Pono Paulausko noriu paklausti, Lietuva viena iš lyderių Europoje pagal įgyvendinamų dvynių projektus. Ir pagal tą skaičių, jūs pats 2 metus esate dalyvavęs Turkijoje projekte, kai žandarmerijai padėjo stiprinti kovą su smurtu prieš moteris ir vaikus, regis taip, ar ne, konkrečiai skamba. Tai kokia jūsų patirtis ir kokie galbūt rezultatai, kokių pavyko pasiekti, galbūt kažko ir nepavyko, galit pasidalinti? Iš tiesų pavyko pasiekti tų visų rezultatų, kuriuos buvome užsibrėžę ir kaip aš kiek girdėjau iš pašnekovų, tai iš tiesų yra be galo nesudėtinga parduoti sėkmės istorijas. Ir ta pati Lietuvos policijos transformacija, kurią atstovauju, mes galim turbūt prisiminti, kokia policija buvo 95, kokia buvo 2000, 2010 ir kokia yra šiandien. Tai tiesiog nuvykus ten nereikia dėtis kaukės, nereikia kažką, kaip aš sakau, vaidinti, tiesiog reikia būti savimi ir viskas ok. Ir tuomet esi priimamas ir tikrai ta sėkmės istorija mūsų transformacijos, turkams, įsivaizduokime,
valstybė 2,7 milijonų Lietuva, atvyksta 54 milijonų Turkija, 85 milijonų, atsiprašau, Turkija ir pradeda perduoti jiems savo patirtį. Ir jie dažnai taip, žinoma, ta jų ambicija visą laiką jautėsi, kas jūs tokie ir kodėl daug kas googlino, nu, iš kur jie čia atvyko. Bet dažnai, aš irgi turėjau savo tokį labai gerą įmą, sakydavau, žiūrėkit, jūs esate ženkliai geresniai padėti negu mes. Kaip taip, jūs Europos Sąjungoje, jūs jau taip išsivystę, jūs jau taip gerai apsirūpinę, o mes, žiūrėkit, jūs 100 metų vystotės kaip nepriklausoma valstybė, nuo praeito amžiaus 23 metų. Nieks jūsų neokupavo, jūs vystėtės kaip, vis tiek kaip ta demokratinė kapitalistinė valstybė su verslo, su laisva rinka, ekonomika ir panašiai. Mesgi 50 metų okupuoti visą tą laikotarpį ir ištrūkom tik prieš gerus 30 mečius. O tai reiškia, kad viskas yra įmanoma. Reiškia, kad per keletą dešimtmečių valstybė gali labai stipriai transformuotis, jeigu eina teisingų kelių. Ir tas labai papirkdavo ir turkus. Jie tikrai norėjo sekti mūsų keliu. Žinoma, kultūriniai skirtumai didžiuliai, smurtas prieš moteris pas mus yra suvokiamas visai kitaip negu Turkijoje. Bet tikrai valstybė, vėlgi, jie turi internetą, jie turi Facebooką, YouTube'ą, jie pamažu juda tą vakarietiškumo turbūt, nors yra labai toli rytuose, bet vis dėlto labiau į vakarus linksta. Ir tai buvo be galo gera patirtis, tiek man asmeniškai, tiek žinoma tiems turbūt 100 Lietuvos ekspertų, kurie per tuos 2 metus sukosi tame projekte. Ir aš mačiau vėlgi naudą Lietuvai. Aš mačiau, kaip augo ekspertai. Kaip kai kurie atvykdavo į pirmasis misijas ir tu matai, šis ekspertas truputėlį su avansu čia panašu, kad 2-3 misija tu matai paaugo visą galvą. Pradedant nuo anglų kalbos, baigiant ekspertinėmis žiniomis. Tai yra, vėlgi matai, kaip auga institucija, kaip auga kompetencijos, kaip žmonėms yra sudaroma galimybė pamatyti pasaulį, pasijusti, kad tu esi iš tiesų ekspertas ir tai yra tikrai be galo didelė vertė pačiai organizacijai, ne tik valstybei, kuriai mes nešam savo žinias, bet žinoma ir mums patiems, kaip organizacijai, kaip valstybei. Tai be galo gera patirtis. O aš norėčiau dabar tą diskusiją šiek tiek pasukti jau kitų kampų, būtent prie to klausimo, kuriuo ir pavadinta mūsų šita diskusija. Ir pono Paulausko taip pat dar vieno to klausimo. Vis dėlto tie pavyzdžiai yra labai labai gražus iš tiesų, bet turbūt auditorija galvoja, o kas iš to Lietuvai iš tiesų? Ar iš tikrųjų nėra pavojus nacionalinis išleisti mūsų geriausius ekspertus tokiu metu, kai dabar šalia žvanga ginklai, kai šalia yra taip neramu ir galų gale mūsų šaly neramu, kai visi bent jau tokia nuotaika yra tvyranti. Koks jūsų požiūris būtų ir ką galima būtų pasakyti žmonėms? Nesu paruošęs prezentacijos šiai diskusijai, bet jeigu išveščiau 2 paralelės, tai yra Lietuvos policijos dalyvavimas projektuose ir kiek yra deleguojama ekspertų į tuos projektus ir nusikalstamumo būklė Lietuvoje. Aš manau, kad pamatytume, kad kuo daugiau deleguojame, tuo ta būklė yra geresnė, ta prasme ir nusikalstamumas mažėja. Tai reiškia, kad tikrai neturime užsidaryti savo kevale. Savam kieme pranašų nebūsi. Turbūt tame yra labai gili prasmė ir vis dėlto kuo institucija turi daugiau žmonių keliavusių, mačiusių pasaulį, perdavusių savo žinias. Mes dažnai ir pasimokydavom iš tų pačių ir turkų, ir begalės tų kitų projektų, kur tu nuvykęs, lyg ir kaip ekspertas ir supranti, pas mus prašiau negu pas juos, galbūt būtent šis rytis, tu gali ją persimti ir atsivežti čia. Tai yra win-win strategija bet kuriuo atveju, kaip jį besivystytų. Tai tikrai, žinoma, vėlgi, Lietuvos policija yra didelė institucija, tai yra virš 8 000 darbuotojų pareigūnų ir, sakysim, tas, kiek deleguojam, nėra skausmingas. Turbūt, jeigu tai yra nedidelė organizacija, institucija, keli šimtai žmonių ir keliasdešimt nuolat sukasi projektuose, tai jau gali kažkiek galbūt ir apsunkinti tos institucijos veiklą. Lietuvos policijoje tikrai tai nėra iššūkis, tai yra tikrai didžiulė nauda tiek organizacija, aš manau, kaip galutinis projektas yra nauda Lietuvos žmonėms. Nes jie turi labiau kompetitingus pareigūnus, ekspertus, kurie tikrai savo darbą atlieka ženkliai efektyviau, ko ir reikia, ko mokesčių mokėtojus reikalauja iš mūsų.
Dėkui Jums, tai dabar noriu į Luką Ivanauską kreiptis, nevyriausybinio sektoriaus organizacija Mezga partnerystės Afrikos, dabar jau ir Azijos šalise, kiek žinau ar ne, Osmos daugiausiai skaitmenizacijos rytyje. Papasakokit, kaip Jūs ieškote ekspertų dalyvauti programuose, galbūt tas kelias koks yra. Mūsų modelis yra toks, kad mes save įsivaizduojam kaip hubą, centrą, kuriam jungiam partneriaudami su viešuoju sektorium, su privačiu sektorium, su NVO sektorium. Tai mūsų tas pagrindinis veikimo modelis yra partnerystė su įvairiais atstovais. Ir mes save matom kaip galimybę Lietuvai tapti lyderę savo ekspertinėse sferose, kur mes turime ką pasakyti. Tai yra skaitmenizacija, fintechas, mūsų skaitmeniniai įgūdžiai, taip pat, ir čia buvo kalbėta apie tą abipusę partnerystę, kuri yra, man atrodo, kertinis dalykas. Mums nereikia kalbėti vien tai, kad mes turime dalintis. Pagrindinis atskaitos taškas turėtų būti apgalvotų partnerysčių siekis. Ir mūsų kaip organizacijos vizija yra, kad Lietuva būtų lyderė, tarptautiškai pripažįstama savo ekspertizės srityse ir daugiau organizacijų galėtų Lietuvoje pradėti inovatyvias idėjas, jas išpilotuoti ir vėliau gauti tarptautinį finansavimą. Tai mūsų organizacija tą padarė. Mes pradėjome nuo balto lapo su Nigerija, pamatydami poreikį Nigerijos rinkose, kad ten trūksta galimybių tiems specialistams, kurie jau yra sferoje augti kaip IT specialistams, o Lietuvoje trūksta IT žmonių. Dėl to tai yra puikia galimybė sinergijai ir mums pavyko ir mūsų projektas tapo sėkmės istorija Lietuvai ir Europos Sąjungai. Dabar mes šitą projektą plečiame į kitas Baltijos šalis, įtraukime estus, latvius, taip pat į Keniją, Armėniją, Iraką. Ir mes manome, kad Lietuva, galvodama apie savo kitas veiklas ir iniciatyvas, turėtų siekti, kad mes būtume tų sričių, kur gebame lyderis ir tarptautiškai pripažįstamis. Nes dalinimasis dėl dalinimosi nėra prasmingas. Mes turime atsakyti, o kodėl mes tą darome. Ir nes tarptautinė erdvėje, kuri yra kupina didelių tarptautinių organizacijų, mes kiekiu niekaip nesukonkuruosime. Mes sukonkuruosime tik savo idėjom ir inovatyviais sprendimais. Tai mums reikia siekti, kad turėtum aiškę viziją ir gebėtume tą įgyvendinti. Kai buvo kalbama, kad turime daug norų su daug tarptautinių bendradarbiavimo organizacijų, kaip vokiečiai, prancūzai kreipiasi į mus. Taip pat mums turėtume pagalvoti, kad ir jie nesugeba kartais pasiekti rezultato. Tai yra mūsų niša galvoti apie savo produktus, ką mes galime pasiūlyti kai valstybė ir tą paketą susidėlioti. Mūsų paketas yra talentų partnerystė, skaitmeniniai įgūdžiai, fintechas, govtechas, tai, kas išskiria Lietuvą iš kitų veikėjų kaip dinamišką startuolį, didelių korporacinių organizacijų pasaulyje. Dar noriu perklausti jūsų vis dėlto, jūs bendradarbiaujat labai daug su kitų Baltijos šalių ekspertais, ar ne, ir ten tada keliaujate į tą plačią geografiją. Tai ar jūsų požiūriu Lietuva pajėgi viena, pavyzdžiui, įvykdyti didelį projektą, ar mes esam stiprus tik tai kaip Baltijos regionas? Mes galime būti lyderiais minties, mes galime išpilotuoti idėją. Mes turime ekspertų ir turime puikių žmonių, kurie tas idėjas gali sugalvoti ir jas galime ištestuoti. Bet mes, maža šalis, būdama netgi kaip Baltijos šalis, turime ribotą finansavimą. Ką mes galime tik išbandyti tas idėjas ir toliau su partneriais didinti mastą. Reikia pripažinti savo ribotumus ir tie ribotumai yra akivaizdus. Bet mes galim būti, kaip Lietuvos Respublikos vyriausybės programoje paskelbta, Lietuva kaip idėjų laboratorija. Mes savo organizacijoje tą įgyvendinam praktiškai būdami užsienio politikos įrankių, nors ir nevyriausybinių, nepriklausomų, bet mes partnerystės tiek su Baltijos šalimis, tiek tarptautiniais ekspertais, kurie randa mus kaip lygius ir kartais net
didesnę patirtį turinčius partnerius, kurie kreipiasi mūsų patarimų ir konsultacijų. Aš noriu priminti, kad dabar įpusėjus mūsų diskusijai, kad po 15 minučių bus galima ir jums užduoti klausimus, taigi kiekvienas tą ratelį jau praėjom dabar pirmąjį, gal kažkam jau dabar gimė klausimai, tai pasilaikykit, susilenkit pirštą, o aš dabar noriu į ponę Grigaliūnienę dar kreiptis. Esat sakius, kad lietuviai vis dar taip nepakankamai ryžtingai dalyvauja tose tarptautiniuose projektuose. Kokios to priežastys? Ar tai yra daugiau institucinės, ar daugiau asmenybių? Jo, sudėtingas klausimas ir mes irgi bandom suprasti tas priežastis. Vat labai malonu, kolegos jau papasako, gal pradėsiu nuo to institucijos aspekto. Tikrai kartais būna sudėtinga susitarti su institucija, kad duotų tuos ekspertus, bet tiek institucinė prasme, tiek ekspertų, kaip fizinių asmenų prasme, mes matom, kad pradėjus negali sustoti. Realiai tas pirmas žingsnis įtikinti, jis yra toks kertinis. Ir bandom atrasti tą priežastį, kodėl taip sunku įtikinti. Aišku, mes norim kalbėti apie tą tikrai didelę pridėtinę vertę institucijos prasme, kuri susikūrė ir Lietuvai prisidėjus prie pokyčių. Ir pridėtinę vertę institucijai, kuri jau čia taip gražiai buvo ir įvardinta. Ir aišku, pridėtinė vertė ekspertui, bet matyt, ta neapibriešta situacija, nežinomybės baimė ir tas mūsų dažnai lietuviškas kuklumas, galbūt perfekcionizmas, gal per didelė kritika savo, aš manau, va, tai sulaiko tos mūsų ekspertus nuo didelių žingsnių, nuo to pirmo, tiksliau, žingsnio žengimo. O vėliau viskas pasirodo labai tinkama, labai gerai vertinama ir prasideda žmogaus augimas ir institucijos augimas. Tai vat kažkaip mums susidėlioti tą tokį gal stipresnį pasitikėjimą savim, nes galiu atsakingai pasakyti, kad mus stato kaip pavyzdį daugelį mūsų įgyvendinimų projektų prieš kitus projektus ir nuolat girdime tuos pagirimus. Tai peržengti, sakyčiau, va šitą kažkokią tai vidinio nepasitikėjimo ribą. Kartais gal net ir kalbos barjeras iš tikrųjų sulaiko, bet kaip ir paminėjo, tai pirma misija, antra misija ir viskas prasilaužė. Tai čia gal tiesiog pratęs norėčiau, kad ponia Domaikienė, kokie būdai yra išauginti ir galbūt dar svarbiau tiesiog išlaikyti tuos savo organizacijų tarptautiniu lygiu dalyvavusius ekspertus ir kaip keičiasi galbūt vadovų požiūris į tuos žmonės, kurie dalyvauja tokiuose projektuose, sakykime, per paskutinius 10 metų? Visada yra mažiausiai keli keliai. Šitoje srityje man atrodo, kad vienas kelias tai yra, kai tu esi žmogus žvaigždė, tu tiesiog dirbi organizacijai, viešo sektoriaus, tu įgauni žinias, tu įgauni patirtį ir staiga tau papučia iš kažkur palankus vėjas ir tu tiesiog palieki tą organizaciją. Bet tai yra vienetai tokių sėkmės istorijų, o didžioji dalis ekspertų, nes vis tiek tenka bendrauti su labai nemažu būriu Lietuvos ekspertų, didžioji dalis ekspertų yra išauginta institucijose. Tie, kurie buvo tada, kada Lietuva stojo Europos Sąjungą, tada, kada mes priminėjom ekspertus ir žinom, kas yra geras, kas yra blogas ekspertas, tada, kada jau pradėjom dirbti visokiose Europos Sąjungos institucijose, formaliuose, neformaliuose, atstovauti Lietuvą, jau mes ten pasitikrinom, žinom savo pliusus, minusus. Ir tada, kada atsiranda tokios agentūros kaip Centrinė projekto valdymo agentūra su pasiūlymais ir idėjomis, kad galbūt jūs jau turite savyje instituciją tų ekspertų, kurie gali jau tą patirtim pasidalinti, tada atsiranda tas antrasis saugus kelias, tai yra savo organizacijoje. Nes tu turi kolegas, su kuriais tu važiuoji į misiją, tu nevažiuoji vienas. Tu turi instituciją, kuri, jeigu ką, tavim pasirūpins. Tu turi kolegą, kuris tuo metu tave pavaduos darbe. Ir tu irgi nesijausi, kad tu skriaudi organizaciją. Ir va tokiu būdu, ypatingai kada yra vadovų palaikymas, nes čia yra gerai, kai yra organizacijoje iniciatyvių kolegų,
kurie sugalvoja, suranda. Tada susiranda ir patys, ar centrinė projektų valdymo agentūra, ar kita agentūra, bet jei nėra vadovų palaikymo, jei nėra supratimo, kad tai yra augimas žmonių, nes mes visi ekspertai būna, kad tu jau šiek tiek jautiesi ankštai savo marškinėliuose ir tu jautiesi kažką išaugęs, bet į privatų sektorių, gal tai nėra tavo kelias. Ir staiga atsiranda toj pačioj organizacijoje, tu jos nepalieki, tu joje išaugai ir tu augi toliau ir neši atgal naudą savo organizacijai, jausdamasi saugiai. Ir taip, manau, kad Lietuva jau, mes, kai aš tuo metu, kai dirbau vyriausybės kanceliarijoje, tai buvo 2015 metai, 15 metai pirmas mūsų projektas Moldovoje. Labai džiaugiuosi, kad visai netyčia susitikau šitoje diskusijoje tuo metu mūsų reziduojančią ekspertę Laimą, kuri dirbo tuo metu 2 metus Moldovos projekte. Ir tai buvo pirmas blynas, pirmas pabandymas, sėkmės istorija. Mes nepabaigę Moldovos projekto, pradėjome Azerbaidžano projektą. Po Azerbaidžano projekto buvo Sakartvelo projektas, kuriame, aišku, be abejo, aš jau nedalyvavau, nes tuo metu jau pasukau Ukrainos keliais, bet tai yra pats saugiausias kelias pačioje organizacijoje ir didžiausia nauda organizacijoje. Nes žmonės sugrįžta su kitom patirtim, su idėjom. Labai gerai, kolega, mes prieš šią diskusiją padiskutavom, kad kartais pasitraukimas to eksperto iš šoną leidžia kažkam kitam augti šalia, atsirasti ir jam šviesą pamatyti. Tai aš manau, kad šitas kelias yra saugiausias. Visada yra žvaigždės kelias, bet jis yra rizikingas labiau. Tai aš linkusi esu, kad organizacijos augintų tas kompetencijas viduj, dalintųsi, leistų tiem žmonėm skleisti savo žinias šiek tiek plačiau. Nebūtinai rytų partnerystai, Balkanai. Geografija mūsų skleidžiasi ir tenka, kadangi aš esu šiuo metu ekspertas, šiuo metu irgi sulaukiu pasiūlymų iš kitų, kurie yra vokiečiai, ispanai, graikai, prancūzai ir į kitus regionus, ne į rytų partnerystės šalis, į Balkanus. Ir jie prašo ko? Šviežios patirties, šviežios stojimo patirties. Neišskaitytų vadovėliuose istorijų, o tikrų istorijų. Ir tai yra mūsų istorija. Taip, ačiū. Ir Arnoldo Pranckevičius noriu klausyti taip pat. Iš tikrųjų, visi norim labai greito rezultato. O kaip pamatuoti tą vertę ir naudą, tą, kurią parveža tie ekspertai, kurie dalyvauja tarptautiniuose projektuose? Ar ta vertė pasirodo po metų, po 10 galbūt metų? Kaip tą pamatuoti paprastam žmogui, ar ne, kuris tik tai klausosi galbūt per radiją, televiziją ir girdi, kad ten kažkur dalyvauja lietuviai, ten ar Moldovoje, ar Tunise, ar kažkur kitur? Na, iš tikrųjų, sunku įvertinti, nes ta patirtis, jinai dažnai neskaičiuojama minutėmis, valandomis ar metais ir pati institucija bręsta per dešimtmečius. Ir čia aš prisimenu Žano Monė frazę, vieno iš ES įkūrėjų, kad niekas neįmanoma be individų, tačiau niekas neturi išliekamosios vertės be institucijų. Ir čia jis turi meni, kad turi būti stiprios, atskaitingos, demokratiškos, stabilios institucijos. Ir čia ne tik tai valstybės institucijos, valdymo institucijos, tai yra ir policija, tai yra ir mokyklos, tai yra ir ligoninės, tai yra ta visa valstybės yra visas pagrindas. Ir tam, kad jos būtų stabilios ir stiprios, nuolatos turi cirkuliuoti protai, nuolatos turi cirkuliuoti patirtis, judėti žmonės, išvažiuoti ir grįžti, stiprinti savo instituciją, leisti kitiems augti, kai jų nėra. Čia visą tai labai susiję. Tam, kad mes būtume ir išliktume stiprus asmenybėmis, bet taip pat išliktume stiprus institucijomis. Kad jeigu pasitraukus vienam ar kitam stipriam asmeniui, lyderiui, nesugriūtų viskas. Nes dažnai taip įvyksta Lietuvoje geruose projektuose ar stipriuose institucijose, kad viskas laikosi ant vieno didelio žmogaus, turiuomenį didelio idėjomis. Ar ne, o čia, kaip jūs sakėt, užauga paskui kažkas, ar ne? Ir nebūtinai yra kas pakeičia. Tai tas labai svarbu. Ir manau, būtent mūsų tarptautinis bendradarbiavimas ir padeda mums kultivuoti tą
institucinę stiprybę dešimtmečiais į ateitį ir tu nežinai, kada praktiškai tai gali tau sugrįžti, padėti ir panašiai. Man labai geras pavyzdys yra hibridinė ataka, kurią mes turėjome, ar ne, prieš porą metų, jinai vis dar aišku tęsiasi, bet 21 metų vasarą Baltarusijos režimo ataka prieš Lietuvą. Ir tuo metu, tarkime, ar ne, taip, mes turime didžiulę patirtį pagalbos ir tų partnerystės šalims, Vakarų Balkanams ir panašiai. Ir štai ištinka problema, kur mums patiems reikia pagalbos, kur mes patys turime nedaug patirties, kur su, tarkim, migracijos politikos valdymu tikrai buvome prieš tą krizę, pirmokai, neturėję daug patirties, tačiau žmonės jau buvo dalyvavę, ar ne, ir Frontex mokymuose, ir įvairiose misijose, Viduržemio jūroje, Vakarų Balkanų migracijos kelyje ir panašiai. Ir tų žmonių patirtis tuo metu, įskaitant ir sienų apsaugos vadovą Liubajevą, kuris turėjo prieš tai didelę patirtį Frontexo agentūroje Varšuvoje, mums labai padėjo. Padėjo ne tik tai mūsų partneriai, mūsų pačių žmonių patirtis, padėjo mūsų partneriai. Mes tikrai, manau, nebūtume susidoroję su ta krize taip gerai, jei nebūtume atviri pagalbai, solidarumui iš kitų, to paties Frontexo, kuris atsiuntė apie 70 savo pareigūnų, EASO agentūros, 17 valstybių narių, kurios vienaip ar kitaip padėjo arba siūsdamos pareigūnus arba siūsdamos pagalbą, humanitarinę, finansinę, logistinę ir visokią kitokią. Ir čia man buvo toksai, labai sunki mums patirtis, bet gera patirtis ta prasme, kad mes jau esame toje šeimoje, kur ir patys turime nemažai patirties, bet galime priimti pagalbą iš kitų ir tame procese visi mokomės ir tampame stipresni. Ir dabar, kai mes šnekame apie migraciją prie ES politikos didžiojo stalo, mes esame tolygus ekspertai kartu su graikais ir ispanais. Puiku. Ir dar noriu pono Paulausko ir Luko paklausti Vanausko apie tą kultūrinį tokį skirtumą, ar ne? Jūs dirbot Turkijoje, jūs Afrikos šalyse. Kaip ten žmonės ir tos institucijos priima mūsų pagalbą? Turbūt ne visi labai, taip noriai, nes ten visai kita kultūra ir visai kita, kaip čia pasakyti, ta darbo pobūdis žmonių įsigalėjęs. Tikrai, Pauliau, tai yra tam tikra diplomatija ir jos reikia išmokti iš vienos pusės, iš kitos pusės. Aš manau, tai mūsų yra lietuvių daugeliu atveju stiprybė, tai yra mūsų praeitis. Ir tai, kad tą kelią, kurį mes praėjome, tai yra atvažiuoja skandinavas, kai jau buvo minėta, jis toj terpėj užaugęs, jam sunku suprasti, kodėl jie taip masto. Mumsgi yra ženkliai paprasčiau. Mes puikiai suprantam, kodėl tai yra korupcija, nes mes patys esam kilę iš korumpuotos sistemos, mes ją valėmės, tikrai valstybė didžiulį progresą yra padariusi, bet mes suprantame šaknis, kodėl, iš kur ta korupcija, kodėl jie taip masto, kokie yra naratyvai. Tai tikrai yra daug paprasčiau su jais bendrauti. Mes esame maža valstybė, mes mokame prisitaikyti daugeliu atveju, esame lankstus. Atvyksta ekspertai iš Prancūzijos, iš Ispanijos, Italijos, didelės valstybės. Taip jau yra, kad dažnu atveju tiem žmogui yra įskiepytas ir tam tikras tas ego. Kai kur netgi pasireiškia tą užriestą nosim. Ir vaikšto prancūzų ekspertas, užrietęs bus taip ir ne kitaip. Taip neveikia. Jie nusisuks. Jie nenorės su tim bendrauti. Turi kantriai sėdėti, dirbti, kalbėti, ieškoti tų bendrų, kažkur atsitraukti, nusileisti. Ir tai yra tik vienintelis būdas surasti su jais santykį. Ir tai daugelį atvejų pavyko. Nes žmogiškasis faktorius šitose projektuose yra daug svarbesnis už ekspertinį savaime, už dalyko išmanimą. Gali būti kiečiausias ekspertas kažkurios srities, neradai žmogiškojo santykio, viskas sugrius, nieks neveiks, bus kaišomi pagaliai į ratus, projektas striks, yra daugelis atvejų ir taip yra buvę, kad kai kurios ekspertus reikdavo grąžinti, nes tiesiog nepritapdavo, nerasdavo bendros kalbos ir pats tas beneficiaras vadinamas, ta valstybė sako, pasimkit šitą atgal ir mums jis netinka ir tada ieškai kitų. Tai iš tiesų ne kiekvienas gali būti tuo ekspertu. Kaip ir sakiau, mes mokame, mes nesame didelė,
taip mes išdidų žmonės, mes didžiuojamės tuo, ko esame, bet tuo pačiu mes galime, kur reikia, rasti būti pakankamai lankstus ir tokiu būdu įgyvendinti tuos projektus. Lukai, Afrika, kaip ten? NVO turi tokią privilegiją būti lankstiems ir patiems rinkti, su kuo dirbti. Tai mes dirbam su tai žmonėm ir tom institucijom, kurios yra like-minded. Tokie patys, kai mes atrandam bendrą kalbą ir dirbam. Bet iš tiesų ta problema yra tikrai rimta, kai kalbam apie tokius naujus mums partnerių regionų šalis kaip Afrikos šalis. Mes darėme apklausą ir tyrimą ir tai buvo viena svarbiausių trukdančių Baltijos šalims žinių trūkumas apie regioną, įsitraukti į gilesnės partnerystės. Todėl atliepdami šitą poreikį šiais metais rengėme Afrikos šalių ir Baltijos šalių akademiją, kurią pakvietėme turbūt pačio svarbiausio think tanko Briuselį dirbančios ES Afrikos šalimis ekspertus į CDPM. Ir sukvietėm 14 diplomatų, valstybės tarnautojų, NVO atstovų, akademijos atstovų į Vilnių, į Vilniaus universitetą gilinti tas žinias. Ir kartu priėjom prie tokių 3 pagrindinių rekomendacijų, kurios mums padėtų kaip Baltijos šalim inovatyviau ir stipriau ir labiau apgalvotai eiti ar bendradarbiauti su Afrikos partneriais. Tai vienas yra inovacijų fondas arba inovacijų mechanizmas. Mes turim ribotus resursus, bet kaip šiaurės šalių pavyzdžiai rodo, mes galime sutelkti resursus ir inkubuoti idėjas, kurias vėliau gautume tarptautinio finansavimo. Taip pat pastebėjome, kad trūksta ir ekspertai yra išsiilgę pokalbių tarp savęs, prasmingų pokalbių, ypatingai tarp Baltijos šalių. Estų kolegos labai nori sužinoti, ką kitos Baltijos šalis daro, ir taip pat Latvių ir lietuvių. Viską išduoti, aišku. Aš nemanau, kad turėtume žiūrėti. Mes esame maži, pasaulis didelis. Mes jau esame žinomi kaip brandas, kaip esame mažos šalis, turim tas skaitmeninės technologijas, galime tai parodyti, galime organizuoti forumus, kurie keisime savo patirtimi, nes iš tiesų nuoširdžiai kolegos Estijoje ir Latvijoje nežino, ką mes darom. Ir apie twiningus didelio įspūdžio nepadaro kolegoms. Mes galime dalintis, galim save parodyti, nes mes esame nežinomi Afrikos regione. Net tie patys estai, kur yra garsus, jų partneriai nereflektuoja jų. Mums reikia pasirodyti. Taip pat galim ugdyti idėjas. Taip pat politinė situacija. Matėme prezidento užsienio reikalų ministro vizitus iš Ukrainos į Afrikos šalis. Mes, kaip Baltijos šalis, galime prisidėti savo veiksmais ir savo ekspertais prie Ukrainos partnerysčių kūrimos Afrikos regionu. Tai tokios ekspertų išvalgos ir tos prasmingo pokalbio reikia. Ir skirtingai nuo kitų čia sėdinčių diskusijos narių, mes esame NVO organizacija. Tai mūsų gal pagrindinės problemos yra bendradarbiavimas su valstybinėmis institucijomis ir man truputį kartais apmaudu būna, kaip mūsų sėkmės istorija netampa ant ko galima buvo statyti Lietuvos sėkmės istoriją ir toliau tęsime. Mes esam kaip organizacija pasiruošę dalintis ir tų sinergijų paieškos yra svarbios. Ir mes esam lankstus ir esam pasiruošę prisidėti. Galbūt ši diskusija ir paskatins, kad viskas tik tai kiltų ir tas bendradarbiavimas didėtų. Dabar metas jau jums, mėly mūsų žiūrovai, klausytojai, užduoti klausimus. Taigi gal kelkit rankas ir čia mergina su mikrofonu jums paduos ir tiesiog galėsit konkrečiam mūsų prelegentui užduoti klausimą. Aš tai prašom. Sveiki, Stanislava. Kilo 2 klausimų, bet apsiribosiu 2. Tai pirmas klausimas yra, čia užsirašė, kodėl atiduodame savo ekspertus. Tai aš dabar įsivaizduoju, iš policijos paimam vieną geriausią savo ekspertų ir išsiunčiam į Turkiją ar Balkanų, Serbiją, Bosniją. Ir patenka jie tokią aplinką, kur ta motivacija. Nelabai jie ten nori lik ir tą ES stot, lik ir ES nelabai nori jų priimti, visi žaidžia ir pasidaro reformą padaryti tam ekspertui, nes agentūros ar ten kiek kas pinigus davė spaudžia, kad rezultato, ta
šalis gavėja negauna, tai kur ir staiga tą tokį puikų ekspertą atiduodami šalį, kur nėra motivacijos, vietoj to, kad dirbtų Lietuvoje ir turi tą motivaciją padaryti savo šalį geresnę. Tai toksai to pirmo klausimo antra dalis būtų, tada galbūt jūs galėtumėte ir atskleisti, koks tas finansinis paketas, galbūt atlyginimų tai aišku ne, bet koks finansinis paketas ekspertų yra už tas ekspertinės paslaugas, kur jie teikia, nes turbūt nėra už dyką. Ir tada antras klausimas jau labiau turbūt ir gal Rūtai ir Arnoldui būtų, ambasadoriui mūsų. Tai kadangi, ir girdėjau, mes turim gerą įdirbį, turim gerus ekspertus, bet kažkaip, galim geriau ir daugiau. Tai reikėtų ir mūsų diplomatus, kurie irgi truputėlį, neturim tiek daug visur, bet kaip tą sinergiją padaryti. Ir Rūta ir Arnoldai, gal galėtumėt mūsų savo išvalgas pasakyti, kaip čia tie ekspertai ir agentūros galėtų su diplomatais susiderinti ir labiau dirbti kartu. Ačiū. Ačiū. Gal aš tada... Tai ačiū už klausimą. Aš visiškai su jumis sutinku, kad tai yra be galo didelis iššūkis dirbti kartais, ne visai draugiškoje, o kartais ir toksiškoje aplinkoje. Ir vėl minėjote Serbiją. Tikrai Lietuva, ten yra, Lietuvos ir Serbijos santykiai savaime yra truputėlį tokie ne patys draugiškiausi. Kaip tik serbas susitinka lietuvis, tai jūs Kosovą pripažinot. Gerai. Ir atskaito paskaitą, kas tas Kosovas ir panašiai. Bet tai ir yra būdas augti, kai yra sunku. Ir tie mūsų ekspertai, kurie šiandien dirba Serbijoje, tikrai su jais daug bendrauju ir grįžę po misijų, tikrai tam neformaliam lygyje, kur reikia jau akis į akį su tais serbų ekspertais, tikrai daugeliu atveju jie žavisi mūsų patirtimi, tikrai ją nori perimti. Ir tikrai nemaža dalis ir jų didėja, kurie galbūt sako, vis dėlto gal mes ir matome save ateityje Europos Sąjungoje. Gal tai yra pavojinga pasakyti garsiai, dar kol kas serbų pareigūnui policijos atsistoti, taip aš manau, kad Europos Sąjunga yra gėris ir aš ten noriu, gali jam ten tarnyboje atsiliepti. Dar yra tokia valstybė. Lygiai tokie patys buvo iššūkiai ir su Turkija, kai sako, palaukit, kas čia nemušt moters, tai čia 100 metų tą darėme ir kas čia per nauja politika atėjo, kad dabar prieš moteris nebegalime smurtauti. Visą laiką gerą pavyzdį sakydavau, žiūrėkit, lygiai taip pat pas mūsų kraštuose prieš kokius dar 200 metų buvo labai normalu karti centriniai aikštei žmonės, pakabinti ir dar palikti. Tokia buvo kultūra. Šiandien transformacijos vyksta. Reiškia, kad ir jūsų valstybė tikrai turi visų šansus ir potencialą transformuotis. Tai tikrai, kaip sunku bebūtų, bet tai yra tikrai be galo prasmingas dalykas, o tą ekspertą išsiuntus, jau kaip buvo minėta, fenomenalu, bet toje vietoje staiga atsiranda kitas, kuris gali jį pakeisti čia Lietuvoje ir tai vėlgi žmogui yra motivacija augti ir vėlgi tapti tuo ekspertu, kuris galbūt vieną dieną vėl išvažiuos į tas misijas. Apie finansinį aspektą man šiek tiek sudėtinga kalbėti, yra labai skirtingi projektų formatai, dvinių projektuose. Tikrai ekspertui finansiškai tai apsimoka, kiek žinau, berods diena apie 350 eurų dabar yra tas fisas, plus, aišku, reikia susimokėti mokesčius po to nuo tos sumos. Kai kuriuose projektuose organizacijos gauna labai didelį finansinį benefitą, tai yra už eksperto dienas organizacija gauna tam tikrą papildomą finansavimą, kur mes tą finansavimą išleidžiame likusiems. Tai yra mokymai, tai yra geriausių lektorių samdymas, tai yra mokymai likusiems pareigūnams ir tai yra didžiulė vėlgi nauda organizacijai ir būdas augintis naujus ekspertus. Tai antras klausimas. Arba dar trumpai pratęsiant šį klausimą apie finansinį aspektą, žinoma įdomu, bet aš tik noriu dar irgi trumpai papildyti, kad niekas nesako, kad bus lengva ekspertam. Tikrai tai nėra lengvas darbas, tai yra labai sudėtingas darbas. Mes iš savo pusės visada stengiamės duoti tą palaikymą. Tikrai mūsų komandos projektų vadovų nuolat bendrauja. Jeigu mes indikuojam, kad kažkas yra negerai, sunku, mes darom įvairiausius sprendimus. Taip, išvykti galų galiai iš šalies, ypač ilgalaikiam ekspertam, porai metų yra iššūkis palikti šeimą ar kažkaip susibalansuoti, perkelti šeimą. Tai čia tų iššūkių tikrai daug, tai tą aspektą mes turim. Ir su juo tikrai dirbam ir tai yra mūsų prioritetas.
Na, o apie finansinę pusę, tai taip, galiu pasakyti, kad tai yra tarptautiniai įkainiai. Tai yra tarptautiniai įkainiai, jie varijuoja, skiriasi projektuose, bet tai yra europinis atlyginimas, europinių ekspertų atlygis. Tai manau, kad didelė motyvacija yra ir šitoj vietoje žmonėms finansinė ir institucijom dvinių projektų atveju taip pat. Ir tada perinam prie antro klausimo, aš gal leisiu pradėti. Ačiū, Baitai. Na, aš manau, kad ypatingai kalbėdamas apie tas nelengvas valstybės, kad būtent juose ir yra prasmė dirbti. Ar tai būtų Serbija, ar tai būtų šiandien, tarkim, Sakartvelas ar Turkija, kur mūsų būtent ilgalaikis indėlis į pilietinės visuomenės stiprinimą, institucijų stiprinimą atsipirks ateityje. Mes matom, kaip stipriai palaiko Sakartvelo žmonės europinę ar ne perspektyvą, nepaisant vyriausybės prorusiškų žingsnių. Mes tai žinome, kad ir Serbijoje, nuomonė yra pasidalinusi, bet nemaža dalis visuomenės nori būti ES narė, todėl mes atvirkščiai ten turime būti ir su savo patirtimi ir visa kita. Čia pirma tokia remarka. Antra, dėl sinergijos tarp diplomatinių atstovybių ir ekspertų, NVO. Labai geras klausimas. Manau, turime labai daug pavyzdžių rytų partnerystėje, kur mes esame labai stiprus ir kur šiaip diplomatinė tarnyba yra labai stipri ir plačiai reprezentuota. Daug sunkiau regionuose, kur mūsų mažai. Nesame didelė valstybė. Tai tikrai faktas, kad Afrikoje, tarkime, turime tik 2 ambasadas, ar ne? Egipte ir Pietų Afrikos Respublikoje. Ir nepaisant to, kad Afriko ir Digital Explorers, užsienio ministerija labai myli, labai palaiko ir visada rodo kaip pavyzdį Briuselį ir Europos komisijos kontekste. Tačiau fiziškai, ar ne, Afrikoje, pačioje Nigerijoje mūsų ten kojų rankų nėra. Tačiau gera žinia yra, kad pirmą, mes plečiamės, ar ne, ir per metus diplomatinė taryba išgyveno turbūt didžiausią plėtrą savo istorijoje, su naujomis ambasadomis Australijoje, Singapūre, Korejoje ir panašiai. Mes turime planų ir toliau plėstis į kitus regionus, skaitant Lotynų Ameriką ir Afriką, tačiau čia ateičiai. Bet kai kur mūsų nėra, ir ES diplomatinis tinklas visas, kuriuo turime naudotis aktyviau. Ir kartu, kaip ir Lukas teisingai minėjo, kartu daryti dalykus su Baltijos šalimis, su kitomis šalimis, kas būtų lengviau, turint omeny, kad mūsų resursai yra riboti. Dar vienas klausimas, matau. Dėjau paskutinis. Ačiū. Lilija Henrika Vasiliauskė, nevyriausybinė organizacija Vilniaus moterų namai. Žodžiu, tai jau turbūt yra ES kertinis turbūt politikos principas lyčių lygybė. Ir šiaip jau net ir finansinės institucijos šalies tvarumą, vystymos ir ekonominį stabilumą vertina pagal moterų padėtį tose valstybėse. Ir kaip turbūt jums žinoma, tai visur pasaulyje moterys sudaro didžiąją dalį visuomenės, bent keliais procentais, bet tikrai taip. Ir dauguma tų šalių, kurias jūs minėt, jos yra ratifikavusios pagrindinę moterų konvenciją. Tai yra konvencija dėl visų formų diskriminacijos moterims panaikinimo. Ir dar vėlgi būdama nevyriausybininkė ir taip pat turėdama tarptautinio eksperto statusą ir labai įvairiuose forumuose susitikdama moterų nevyriausybinės organizacijas iš Turkijos, iš Balkanų ir iš Baltarusijos, taip, iš Baltarusijos, Ukrainos, netgi Rusijos. Tai aš tikrai žinau, kad tai yra labiausiai proeuropietiškos organizacijos, labiausiai suinteresuotos būtent, reiškia, ta tolydžia plėtra. Ir ar iš principo mūsų politika į tai atsižvelgia? Ar mes adresuojamės būtent į tą visuomenės dalį, kuri yra absoliučiai gerai išsilavinusi? Taip, ačiū labai, mums jau riboja laiko. Tai ačiū. Taip, supratom klausimą tiesiog, ar mūsų institucijos iš ties atsižvelgia į tai, kas galėtumėt galbūt konkrečiau atsakyti į šį klausimą, gal šiek tiek čia toks šoninis, gal, ar ne, gal kažkas, galbūt bus galima ir po šitos diskusijos dar sudalyvauti ir pakalbinti iš to, ką norėtumėt sužinoti. Gal aš vis dėlto Arnoldo dar norėčiau ambasadorius paklausti, užbaigiant visai jau viską, paskutinis galbūt sakinys tos perspektyvos.
kodėl reikia lietuviams dalyvauti tarptautinėse projektuose, mūsų ekspertams ir galbūt kur mūsų labiausiai reiks artimiausio ateityje. Taip. Na, mūsų nėra daug resursų irgi mažai, tai aišku, reikia koncentruotis. Ir gera žinia, kad plėtra sugrįžo, ar ne, kuri buvo apie 5 metus šaldytuve. Ukrainos dėka, iš tikrųjų, plėtros politika yra labai intensyvi šiuo metu. Ir ne tik tai su Ukraina ir Moldova, tačiau pajudėjo reikalai Balkanuose, su Albanija ir Šiaurės Makedonija, Bosnija, Hercegovina gavo kandidatės statusą. Tai ateinantis 10-15 metų bus be galo intensyvūs ir įdomus ES plėtros takelyje. Realūs veiksmai, realūs sprendimai ir kur mūsų, manau, yra istorinė misija, istorinės vaidmuo padėti toms valstybėms kuo greičiau prisijungti prie ES. Ir čia aš turiu kaip provokaciją orientacinę datą, kurioje galbūt turėsime ir istorinių sprendimų. Tai yra artėjantis kitas ES pirmininkavimas, Lietuvos pirmininkavimas ES 2027 metais. Tai visi, kurie nori tapti ekspertais, manau, yra labai geras laikas jungtis į komandą ir padėti. Super, labai ačiū. Aš tik tais priminsiu, kad diskusijoje dalyvavo tai Rūta Grigaliūnienė, Arnoldas Pranskevičius, Arūnas Paulauskas, Jurgita Domeikienė ir Lukas Ivanauskas. Aš Paulius Šironas. Ačiū visiems, kurie buvote. Ir toliau dalyvaukime, būkime, būtent diskutuokime. Ačiū.